Sveiki visi. Aš su savo to čia apsiimu. Toks įprotis ir tebūnė, tai jau mano. Tik ką įdėjau postą apie Zurich kompanijas pakeitimus ir galvoju truputį paliesiu video su šituo reikalu. Tai taip, Zurich kompanija paleido nemažai tikrai pasikeitimų, kurie didžiulis pliusas klientam ir labai daug ką keičia. Kur seniau Zurich tai nebuvo ta kompanija, su kuria stipriai dirbdavau, vien todėl, kad ir iš tikrųjų jų pasiūlymas nebuvo toks stiprus, lyginant su kitom kompanijom, turint omeny, kad aš turiu pilną sistemą jų, visus Anglijos draudimus vienoje vietoje. Tai šiai dienai Zurich yra vieni stipriausių, todėl kad yra nemažai variantų, kuriuos galim rinktis taip, kaip reik mums. Sakykime, nematytas dar reikalas iš tikrųjų tai, kad mes vaikam galim kritinių ligų draudimą pakelti netgi iki 100 000. Nei viena kompanija to neturi iš tikrųjų, ir tai yra didelis dalykas, nuo 10 iki 100 000 kritinės ligas galima apdrausti vaikam. Tai yra labai daug. Ir pavyzdžiui, sakykime, įprastas kritinių ligų draudims su Zurich dengia maždaug apie 41 skirtingą ligą, o kur išplėstinis ligų draudims jau daugiau negu 85. Plus ekstra, jeigu žiūrėti į dar didesnį paketą, tai čia jau daugiau šeimoms su vaikais arba jaunom šeimom, kurios planuoja nėštumą, kurios planuoja vaikų atėjimą, tai netgi dar didesnį galim draudimą rinktis, kuriame yra nėštumo apsaugos tikrai nemenkos, tai jeigu būtų diagnozuojamas tam tikras ligas dar vaikui esant įsčiose, arba nedaug svietę šnekam apie liūdnesnius reikalus, tai persileidimai arba vaikelio mirtis, tai netgi nuo 24 savaitės jau skaičiuotos kaip draudiminis įvykis. Baisu apie tai kalbėti iš tikrųjų, nemalonu apie tokius dalykus šnekėti, bet tai yra svarbu. Ir kai mes planuojam ateitį, kai mes planuojam nėštumą, kai mes planuojam tokius reikalus, tai apie tai svarbu žinoti. Tai Zurich paleido tikrai didžiulę sistemą, didelius pasikeitimus. Aš įdėjau linką į postą, tai tenais, kas angliškai skaito, tai viskas labai aiškiai sugrupuota, surašyta. Kam angliškai sudėtingiau skaityti, iš karto visą laiką sakau ir siūlau įsijunkit Google Translatorį ant kompiuterio ir perskaitysit savo tinkamą kalbą. Taip, gal ne viskas ten jau taip labai atitiks, nes Google Translatoris tai ne pats geriausias variantas, bet tai yra geriau negu nieko ir galim tikrai suprasti bent jau esmę, tai tikrai taip. Nes man labiausiai patinka, jeigu Google Translatoris išverčia cover, tai draudimą kaip ir turėtų būti pats draudims, tai jie dangteliu tai pavadina. Taip, kad apie dangtelius galėsit pasiskaityti. Bet kokiu atveju, tai tikrai verta žinoti ir domėtis. Visi klientai, kurie jau turi Zurich draudimus, ar su manim daryti, ar ne su manim daryti, visiškai nesvarbu, parašykit man ir galėsim persižiūrėti, nes Zurich ta kompanija, kuri priima pakeitimus be nutraukimo seno draudimą. Jeigu senasis draudimas buvo padarytas gerai ir viskas ten yra tvarko ir norim, pavyzdžiui, tik tais pridėti išplėstinį sąrašą vaikam ligų, arba jau vaikai yra 16+ ir vaikus mes norim nuimti visiškai, norim pasilikti tik suaugusiem draudimą, tai faktas tai, kad sumažės įmokos, ir tą vertą pasižiūrėti, gal galim tą padaryti, nenutraukiant senojo draudimo, gal verta tą apsvarstyti. Tai duokit žinoti, suderinsim pokalbį, šią savaitę be šansų, visa yra užimta ir jau nei vieno kliento neįsirašysiu. Kitai savaitai taip, turiu laikų ir galim pasiplanuoti. Nes būtent apie Zurich tai yra apie ką pasikalbėti. Nors yra ir visa kita sistema, visi kiti draudimai, bet verta apie tai žinoti. Tikrai verta,
Taip kad duokit žinutę ir galėsim pasiderinti laiką ir datą, kada mes galim apkalbėti jūsų turimus arba naujai sudaromus draudimus. Ne? Viską sakau jums gero vakariuko, nes vakare darau įrašą, o aš einu truputį pasnausti ir už poros valandų turiu išvažiuoti, ne už poros, už 3,5. Turiu išvažiuoti į oro uostą, nes skrendu į Šiaurės Airiją vienai dienai, susitikimai ir pokalbiai. Grįšiu, bet šią savaitę visą, va taip visur manęs bus daug. Bet labai mažai online. Bet susitiksim ir pakalbėsim su visais, kas nori, tik tais parašykit žinutę, kad galėtumėm susiplanuoti laiką. Ne? Ir verta žiūrėti, kokie yra pasikeitimai, verta persižiūrėti, kokius draudimus jūs turit ir gal galim kažką pridėti, gal reiktų kažką jau nuimti ir turėti geresnius variantus savo, ne? Taip kad žinokit, tikrinkit ir parašykit. Iki.